Sutartinė buvo susijusi su apeiga. Ir nunykus apeigai, sutartinės išnyko iš žmogaus gyvenimo. Nes nebeliko rugių laukų lankymo, kai eidavo moteris ir apgiedodavo laukus. Nebeliko jaunosios išleidimo į kitą pusę, apraudant sutartinių irgi išlydėjimo. Na, vat ir tų sutartinių jau mes kaip ir gaiviname, bet mes tikrai tai yra toks mūsų Aukštaitijos perlas, kurį mes turime išsaugoti, nes niekas daugiau, ne tik tai, kad visoje Lietuvoje, kitose regionuose nėra tokio žanro, bet ir visame pasaulyje tokio muzikinio stiliaus dainų nėra. O juosta tai yra vėlgi tradicinė aukštaitiška juosta, šimtaraštė, jau vien tai, kad jos spalva yra raudonai juoda, tokia kokia būtent ir būdinga Vidurio Lietuvai, Ukmergės, Panevėžio kraštui, ir be abejo šimtaraštė todėl, kad nėra nei vieno pasikartojančio simbolio. O tai kaip ir laiškas parašytas iš senų senovės mums. Na, mes simbolius atskirus žinome, suprantame, bet dar kol kas nemokame iššifruoti to viso laiško. Nes audžiant juostą, audėjas, kuris tą daro, jisai sudeda visus savo norus, vis apie ką jisai mąsto. Ir kiekvienas simbolis yra kažkoks tai ženklas, kažkoks tai palinkėjimas gali būti. Kas teka saulių laikės, per dvarelį saulių laikės, marci teka saulių laikės, laiskėti šaknis Ta iniciatyva kilo ne iš viršaus, ne iš kokių nors kultūros centrų, bet būtent iš pačių sutartinių giedotojų. Tai pirmoji sumanytoja buvo Alma Pustovaitienė iš Kupiškio, kuri ir sugalvojo, kad reikia aukštaičiams pasidžiaugti savo tom sutartinėm ir susiburti tą progą. Ir žodžiu, jau 18 kartą, kiekvieną kartą vis skirtingoj vietoj, kažkokiame mieste, kur aplinkui kažkada gyvavusios sutartinės, ta šventė vyksta. Ir tai yra mums labai labai brangus dalykas, kurio visada laukiam labai. Šiandien suvažiavo 21 kolektyvas iš visų Aukštaitijos rajonų, o taip pat iš didžiųjų miestų, iš Vilniaus ir iš Kauno. Ir iš Biržų atvažiavo 2 kolektyvai, Žemyna ir Saulala. Iš Pasvalio 2 kolektyvai, Lygė ir Rags. Iš Panevėžio rajono tokie jauni, besimokantis, bet ir taip pirmus žingsnelius žengiantis, tai Dobilė iš Ramygalos ir Virsne iš Jotainių. Malonu pristatyti Vazarasam, perdodant juostą, atvyko 2 kolektyvai, Laukesa ir Gražutė. Taip pat iš Elektrėnų Gynėja atvyko, Vilnius, Varangė, 3-4, Laukis, Kaunas, Kadujo, Saulėlio, Sasutalas, iš Panevėžio miesto Raskila, Kupiškio Jaunoji Ramuva, iš Utenos Sėdauta, ir labai malonu pristatyti, Sėdautoj dalyvauja mokytoja, kuri turi 2 kolektyvus. Turi Utenoj Dalilio ir taip pat Auštara Kėdainių rajone. Tai tikrai atvyko didžiulis būrys sutartinių giedotojų.
tikrai, manau, čia susirinko tie žmonės, kuriem patinka giedoti sutartinės, kurie žino, kas tai yra sutartinės, kad tai yra tikrai specifinis žanras, kad tai nėra pramoginis žanras, galbūt sakyčiau. Nors visko galima išvysti. Ir va tas sinkretinis menas galima vadinti, ta muzikos, judesio ir žodžio kartu visas vyksmas vykimo tikrai labai, labai gerai apjungia sutartinės. O žmonės, juos nevaržo mikrofonai, nevaržo tam tikra erdvė, o tai yra gamtos dalykai. Aštuonioliktoji Sutarjela atkeliavo į Panevėžio rajoną. Taip nuspręsta buvo, kad iš Ukmergės rajono paima juostą ir perduoda Panevėžio rajonui. Maženos lazdami gydo tarė, kad Dauguma tų, kurie čia dalyvauja, jau yra, galima sakyti, fanai, mylėtojai, ištikimi mylėtojai, kuriems tai yra tiesiog proga susiburti, pamatyti, kad jie ne vieni tokie yra, kartu pagiedoti. Tas toks irgi labai įdomus jausmas yra giedoti ne tik savo mažoj grupelėje, bet kartu su visais dideliame rate, o ir paklausyti kitų mažoj grupelėje giedančių. Aišku, jaunimui tai irgi didžiulė patirtis tokia matyti, kaip jau patyrusios grupės gieda, kaip tie balsai taip senoviškai susimuša, senoviškai skamba, kaip kokiuose archyviniuose įrašuose, nes jau tikrai, kai daug metų giedite sutartines, tai atsiranda jau kitoks toks dainavimas negu kokiam chore ar kažkokiam kolektyve. Tai yra specifinis toks labai ypatingas sutartinių giedojimas. Daug kas klausinėja, kas nepažįsta sutartinių, iš kur tas jūsų pavadinimas toks keistas 3-4. Tai ir yra iš sutartinių apie linus, kur ne vienoj sutartiniai kartojasi kaip priedainis. 3-4 į linelius pasėjau, 4 O man tai labai malonu čia būti, nes prieš savaitę mes čia užbaigėme sutartinių mokymus. Būtent šitoje erdvėje, va taip kaip čia dabar sėdim, tik sėdėjom rate. Ir tai buvo 5. vieta, kurioje mes mokėmės giedoti sutartines, jas pažinti. Nes taip trumpai pasakius, tai Panevėžio rajone, kad būtų stiprus kolektyvas sutartinių giedotojų, tai kaip ir nėra. Bet džiugu, kad yra besimokančių ir norinčių giedoti. Tokia ta Sutarjela Panevėžio rajone, labai džiaugiamės ir supažindinom, nes noras buvo visų. Ir visų pirmas ir pagrindinis atsiliepimas, kad sako, netikėjau, kad taip įdomu. Galvojau, kad neišeis, bet pavyko. Todėl, kad nebuvo nei vieno žiūrovo, nes visi buvo dalyvautojai ir visi registruoti. Berželis, beržutis, berželis, beržutis,
sutartinės yra labai įvairios, galima net išskirti tam tikrus subregionus, tarkim, vienokios yra apie Biržus, jos tokios labai aštraus sąskambio, giedamos dažniausiai žemais balsais, tokios gana grubios, sakytumėm. O štai rytų Lietuvoje apie Ignaliną, Švenčionis, visai kitokios yra tarsi dainos, tokios labiau plaukiančios, žodžiu, visiškai tarpusavį skirtingos, tarsi būtų net nesutartinės, atrodo, kai kurios. Instrumentinių yra, čia girdėsim kaip tik jaunimėlį pučiant skudučius ir ragus, kankliuojant penkiastygėmis kanklėmis, čia yra Biržų krašto ypatumas. Ir, žodžiu, didžiausia įvairovė, viskas, kas Lietuvoje gyvuoja, galima būtent šitoje šventėje pamatyti. Mums tas kiekvienas susitikimas yra labai džiaugsmingas ir galit matyti, kaip tiesiog žmonės glebesčiuojasi, bučiuojasi, tarsi būtų sutikę artimiausius giminės. Tegul ta simbolinė juosta atkeliauja čia pas mus. Visi pažiūrėkime, kokią juostą mes šimtaraštę perduosime Zarasams. Sutartinės yra toksai specifinis žanras, kurio neuždarysi taip jau visiškai į uždaras erdves. Manau, mes visi pajutome ir tą tokią piliakalnio aurą, ir tą buvimą tokį kartu.
medinių folkloro ansamblio Laukį sutartinių giedotojomis. O jau čia.